Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien pakalbėsiu apie sparčiuosius klavišus arba kitaip vadinamus shortcutus. Norint atidaryti visiškai naują Excel langą, Excel failą, galite paspausti Ctrl+N. Norint uždaryti aktyvų Excel langą, Ctrl+W gali pagelbėti. Jeigu dirbate su tekstu, gali būti aktualu Ctrl+B, kuris paryškina tekstą, Ctrl+I, kuris pakreipia tekstą ir Ctrl+U, kuris pabraukia tekstą. Tikriausiai visiems iki skausmo žinoma, bet turiu pasikartoti. Ctrl+C nukopijuoja tekstą, Ctrl+V įklijuoja tekstą. Galima ir iškirpti tekstą, tai būtų Ctrl+X ir įklijuoti į kažkokią kitą vietą su Ctrl+V. Dirbote su duomenim, manote, kad paskutinis jūsų darytas veiksmas nėra geras, galite paspausti Ctrl+Z. Grįš vienu veiksmu atgal. Taip galite daryti daugiau negu vieną kartą. Jeigu visgi persigalvojate ir jūsų grąžintas veiksmas iš tikrųjų yra teisingas, galite tiesiog paspausti Ctrl+I. Tai grįš atgal grįš į priekį vienu veiksmu. Su Ctrl+F galite surasti tam tikrą žodį, skaičių ar dar kažką. Na, sakykime, aš noriu IT surasti. Su Ctrl+H atsidursite skyrelyje, kuriame galite nusirodyti, kokį tekstą norite pakeisti į kokį tekstą. Na, tai sakykime, aš norėčiau, tarkim, IT pakeisti į kokį, nežinau, labas. Replace. Pakeitė. Turint didesnę duomenų lentelę, labai patogu yra galimybė greitai atsidurti jos apačioje arba paskutinėme stulpelyje, arba grįžti į pradžią. Tai šitą jūs galite padaryti su Ctrl ir rodyklytėmis. Tai sakykime, atsistojat bet kur, pasirenku stulpelį C, o kurio eilutėje atsistosiu nėra skirtumo, spaudžiu Ctrl ir į apačią ir atsiduriu lentelės pabaigoje. Taip pat veikia ir Ctrl į dešinę, atsiduriu paskutinėme stulpelį, Ctrl į viršų. Priėjom tokią vietą, kur aš turėčiau pastabą, kaip veikia šitie Ctrl rodyklytės. Tai jeigu yra kažkoks tai tarpas tarp duomenų, tokiu atveju Excelis nušoks tik iki to tarpo. Nes žiūrint į šitą stulpelį, Exceliui atrodo, kad paskutinė eilutė yra pirmoji eilutė yra būtent gama. Bet mes matom, kad yra daugiau. Tai šiuo atveju reikėtų įsivertinti ir galbūt pasiimti kitą stulpelį, kuriame esate įsitikinę, kad tikrai nebus kažkokių tokių tuščių tarpų. Arba tiesiog galima kelis kartus paspausti į viršų ir būsite nušokdinti į pačią pradžią. Turite tokią duomenų lentelę, galbūt jums reikia formatuoti ar dar kažką daryti ir norite ją visą pasižymėti. Kad nežymėti rankomis, galite tiesiog vėlgi atsistoję bet kur ant duomenų, paspausti Ctrl+A ir jums Excelis pažymės visus duomenis. Jeigu šitai taikysite stovėdami kažkur, kur nėra jokių duomenų, kaip šiuo atveju aš čia tiesiog šone paspaudžiu ir paspausiu Ctrl+A, tai šiuo atveju Excelis užžymės jau visus langelius esančius šitame šyte. Ir pabaigai tokios keletą mano tikriausiai dažniausiai naudojamų shortcutų. Tai yra Ctrl+S, kuris išsaugo failą, ir Ctrl+P, kuris numeta jūs į spausdinimo vietą, kur jūs galite nusistatyti savo nustatymus ir išsisaugoti kaip PDF arba iš tikrųjų atsispausdinti tam tikrus duomenis. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.